Labą dieną. Esu sielovadinės rūpybos specialybės pirmojo kurso studentė Birutė Pičelienė. Šiandien kalbėsiu labai aktualią temą. Pasikeitė antros pakopos pensijų įstatymas Lietuvoje ir kiekvienas gyventojas turi apsispręsti, ką darys su savo sukauptais pinigais, kaip jis planuos savo ateitį, kokias išmokas gaus išėjęs į pensiją. Kaip žinia, Lietuvoje yra pirmos pakopos pensija, tai sodrinė pensija, kuri priklauso nuo darbo stažo ir atlyginimo. Antros pakopos pensija sudaro valstybės skatinimo lėšos, sodros įmokos ir 3% nuo gyventojų atlyginimo pravestos lėšos. Kadangi 2005 metais dar atsiimti galėdavo tik tai sumą, kuri neviršydavo virš 5000, didesnės sukauptos lėšos būdavo dalinamos dalimis, perkamas anuitetas, kuris reiškia, kad pensija bus mokama iki gyvos galvos. Ir tai yra normalu, kad kiekvienas nori savo finansus tvarkyti taip, kaip jis moka, taip, kaip jis supranta. Ir daugeliu kildavo pyktis, kad tie pinigai išskaidomi vos po 20-30 eurų per mėnesį. Nuo 2026 metų sausio 1 dienos yra galimybė tęsti kaupimą taip, kaip šiandien kaupiama. Kita galimybė yra, kai stabdome pinigų pervedimas tų lėšų, kurios yra nuskaičiuojamas nuo atlyginimo. Tačiau neatsisakant kaupimo, sukauptos lėšos būtų investuojamos, liktų paveldėjimo galimybė atsiimti lėšas susirgus vieną iš kritinių ligų ar netekus 70% ar daugiau darbingumo. Atsiranda galimybė išsiimti savo sumokėtus pinigus, nenutraukiant sutarties. Tada likusi suma būtų investuojama, suma didėtų, liktų galimybė artimiesiems paveldėti, ar tai žmogus nesulauktų pensinio amžiaus, ar, sakykime, būtų išnaudojęs kažkokią dalį pinigų, likusias lėšas paveldėtų žmona ir pilnamečiai vaikai. Kitas variantas būtų, kai išsimami savo sumokėti pinigai, nieko negrąžinant valstybei ir tęsiant investavimą per kompaniją, kurią yra darbuotojas pasirinkęs. Daugeliu jaunų žmonių yra įvairiausių finansinių įsipareigojimų, turi būsto pirkimo paskolas, nebaigti namo ar buto remontai, planuojama vaikų ateitis. Jie greičiausiai rinksis kitą variantą. Nutrauks antros pakopos pensijų kaupimo sutartį su galimybė ją pasirašyti iš naujo arba rinktis trečios pakopos pensijų fondas. Tokiu atveju klaidinga būtų manyti, kad visa suma, kuri yra sukaupta, bus išmokėta nutraukiant sutartį. Kiekvienas turėtų prisijungti prie sodros puslapio sodra.lt gyventojams su Smart ID arba elektroniniu parašu ir išsianalizuoti, kokia suma buvo pravesta iš sodros į pensijų fondą, kokia suma buvo pravesta kaip valstybės skatinimas, kiek savų įmokėtų lėšų yra ir pasitikrinti per kaupimo fondus, kokią iš viso sumą turi sukaupęs. Iš sukauptos sumos, kurie yra ženkliai didesnė negu įmokėta bendra suma, valstybės skatinimo, sodros įmokų ir paties darbuotojo yra didesnė, kadangi yra uždirbtas pelnas. Iš sukauptos sumos
ir viso uždirbto pelno būtų išminusuojama sodros įmokos, valstybės skatinimas ir atsiimtų likusią sumą. Prieš priimdami sprendimus turėtumėt pasikonsultuoti su specialistu ir atsakingai įvertinti savo pasirinkimą. Ačiū už dėmesį.